Vienas, 2 ir 3. Na ir pakaks. Pažiūrėkime, kaip atrodo. Štai kaip gražiai atrodo. Šis masyvas yra vis dar dvimatis, nes yra kiekviename jo elemente tik po vieną masyvą. Tai yra iš viso pirmo lygio ir antro lygio masyvas. Čia bus pirmo lygio elementas, pirmo lygio elementas, pirmo lygio elementas, pirmo lygio elementas. Pirmo lygio elemente yra antro lygio elementas. Pirmo lygio elemente yra antro lygio elementas. Pirmo lygio elemente yra antro lygio elementas ir taip toliau. Ir vis dėlto, reikšmę galime talpinti nebūtinai antro lygio elemente. Reikšmę galime talpinti ir pirmo lygio elemente. Štai pavyzdys. Pirmo lygio A, pirmo lygio B. Atsirado du pirmo lygio elementai. Jie pasiekiami paprastai taip kaip ir vienmačiame masyve. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia reikšmės pirmo lygio A, mes naudojame indeksą 4. Jeigu reikia reikšmės pirmo lygio B, nurodome indeksą 5. Bet jeigu reikia antro lygio reikšmės 3, tada naudojame du indeksus. Pirmas indeksas skirtas pirmo lygio elementui. Pirmo lygio elementas yra 3. Antras indeksas skirtas antro lygio elementui. Antro lygio elementas yra 2, kuriame yra reikšmė 3. Trys ir 2. 3 ir 2. Tokiu būdu mes pasiekėme reikšmę esančią antro lygio elemente. 3. Dabar iš dvimačio masyvo padarykime trimatį masyvą. Gali būti ir taip. Pakartokime jame tas pačias reikšmes. A, B ir C. Štai. Dabar mes turime jau trimatį masyvą.
galime ir pervadinti. Trimatis. Kodėl šis masyvas yra trimatis? Todėl, kad yra pirmo lygio masyvas, yra antro lygio masyvas ir yra trečio lygio masyvas. Masyvas yra masyve, o tas masyvas yra dar kitame masyve. Kad pasiektume šią reikšmę, mums reikės net 3 indeksų. 1, 2, 2, 3. Tai bus 0, 0, 0. Nulis pirmo lygio masyvo, 0 antro lygio masyvo ir 0 trečio lygio masyvo. Kad pasiektume šią reikšmę C, mums vėlgi reikės 3 indeksų. Tai bus 0, 0 ir 2. 0, 0 ir čia turės būti 2. Ir tų skirtingo lygio masyvų gali būti iki begalybės. Dabar sukurkime paprastą vienmatį masyvą. Skaičiukai. Mūsų masyvas vadinsis skaičiukai. Dešimt, 20, 30. Aš jau minėjau, kad su masyvo elementais galima atlikti tuos pačius aritmetinius veiksmus kaip ir su paprastais kintamaisiais. Sudauginkime 2 paskutinių elementų reikšmės. 20 ir 30. Ir gautą rezultatą įrašykime į pirmą elementą. Skaičiukai. Pirmo elemento indeksas 0. Jam priskiriam sandaugą kitų 2 elementų. Tai bus skaičiukai 1 padauginta skaičiukai indeksas 2. O dabar iš pirmo elemento atimsime antro ir trečio elementų sumą. Gautą rezultatą įrašysime į pirmą elementą. Skaičiukai. Pirmo elemento indeksas 0 lygų. Skaičiukai. Iš pirmo elemento atimam skaičiukai. Elemento indeksas 1
plus skaičiukai elementų indeksas 2. Ką gaunam? Atsakymas neteisingas, nes pirmiausia atėmė, o tada sudėjo. Kad tai nenutiktų, reikia pliuso operatoriui skirti pirmumą. Mes apskliausime. Atsakymas teisingas. Dabar iš šios reikšmės atimkime šių dviejų reikšmių sumą ir pridėkime šią reikšmę. Gautą rezultatą įrašykime vietoje šios reikšmės. Taigi, čia viskas tas pats lieka, tada iš šitos reikšmės atimam tą pačią reikšmę. Skaičiukai 0 ir tada pridedam ne. Mes tarėmės ne taip. Mes atimam, o gal ir taip. Aš pamiršau, ką ketinau daryti. Atimsiu tada iš šios reikšmės šią reikšmę ir pridėsiu 20. Štai taip. Dabar šias dvi reikšmės 20 ir 20 sudėsiu ir įrašysiu gautą rezultatą čia. Čia jau bus indeksas 2, nes trečio elemento indeksas 2. Tada čia bus pliusas, o čia bus vienetas, nes antro elemento indeksas yra vienetas. Štai taip. Ok. Su masyvais pakaks. Šioje paskaitoje dar noriu pakalbėti apie kitą dalyką. Konstantą. Nebūtina naudoti kintamųjų ar masyvų elementų, jei reikšmė kodo vykdymo metu niekada nesikeičia. Tokiems atvejams yra konstantos. Konstanta – tai nekintantis dydis. Jos reikšmė niekada nesikeičia. Konstantos reikšmė gali būti loginė, sveikasis skaičius, skaičius su kableliu bei eilutė. Konstantų varduose leidžiamos ir mažosios ir didžiosios raidės, tačiau yra paplitęs paprotys konstantų vardus visada rašyti tik didžiosiomis raidėmis. PHP kalboje konstantą galima užrašyti dviem būdais. Pirmas būdas yra panaudoti funkciją define. Tada tarp kabučių nurodomas konstantos pavadinimas. Kableliu atskiriam konstantos pavadinimą nuo konstantos reikšmės. Po kablelio tarp kabučių arba be kabučių nurodom konstantos reikšmę.